Mėlėjai, sveiki, Lietuvos futbolo rinktinė pradeda naują sezoną. Tautvydai, aš jaučiu, kad šitas sezonas bus įspūdingas. Daug įvarčių, daug pergalių. Būtų gerai daug įvarčių, tik ne į savo vartus. Ne. Na taip, sveiki visi, taip, dar vienas langas, dar vienas sezonas, dar viena Baltijos taurė ir daug apie tai kalbama, kad jau laikas sugrąžinti ją į Lietuvą, toks, nežinai, šitas noras, toks perdėtas vis mums nepavyksta jos laimėti, nors porą kartų neperseniausia labai netoli buvom tos taurės ir prisiminus ir praeitą Baltijos taurę, kuri rengiama kas 2 metus dabar, tai pritrūko tik sėkmingos baudinių serijos, bet... Dramatiškai ten buvo viskas su estais. Pabaigoje išplėšėm lygiasis 1-1 ir tada teko mušti 11 metrų baudinius. Svečiai geriau pasirodė, bet šiaip, žinai, kalbant apie Baltijos taurę, turbūt labai svarbu paminėti kažkaip kraupokai šiek tiek skamba nuo 2010-ųjų, bet nuo 2010-ųjų, kai Lietuvos rinktinė nelaimė Baltijos taurės, buvo sužaistos 7 taurės, kas 2 metai. Tai ne 16 metų praėjo, o praėjo 14 metų. Na ir dabar 8-oji ta taurė, kur kažkaip tai, nežinau, man nuojauta visai kužda, duoda gerus signalus, labai tikiuosi ir kažkaip tai norėtųsi, kad pradžiugintumėm aistruolius pergalę. Šeštadienį rungtynės čia, Kauno Dariaus ir Girėno stadione, prie gero scenarijaus ir antradienį galėtų būti rungtynės Dariaus ir Girėno stadione. Čia būtų fantastika, jeigu taip sutaptų, nes, šiek tiek toks painiavos įneša tai, kad, jau kelintą kartą Baltijos taurėje dalyvauja ir kviestiniai svečiai, tai buvo ir Suomija, buvo Islandija ir dabar, jeigu neklystu, antrą kartą dalyvauja Farerų salų rinktinė, tai tas formatas yra toks, kad pusfinaliai vyksta Lietuva, Latvija, Kaune, o Estija, Farerų salos Taline. Ir kaip jie pasibaigs, tada priklausys, kur mes žaisim antradienį. Tai 2 variantai. Arba Kaunas, ko labai norėtųsi, arba Talinas. Tai neaišku, čia ir atsiranda dar visokių tokių ir logistinių problemų, nes nežinai, rinktiniai reikia užsakinėti viešbučius Taline, nereikia, reikia užsakinėti skrydį, nereikia. Tai tokių įdomybių yra, ir tikrai, kai tu sakai, ateina ta nuojauta, tai prisiminus tą pačią pradžią, po kai visos mūsų Baltijos šalys atkūrė nepriklausomybę ir vėl buvo statyta ta Baltijos taurė, tas turnyras sugrįžo į tvarkaraščius, beje, po 2 metų bus... Treneris, kaip gerai atrodo treneris, puikiai. Labai gerai atrodė, išlipdamas iš... Puikiai ką? Pas trenerį dabar eterija irgi gerai atrodo. Prašau, žiūrovė. Tai buvo, matėt, gerai atrodo treneris, ar ne? Visas toks formoj, geras nusiteikimas ir taip toliau. Apskritai, kalbant apie rinktinę sudėtį, pakalbėkime, kokių žaidėjų mes neturime, tų skambiųjų vardų, kurie pastaraisiais metais nekvestionuotinai užimdavo starto poziciją. Yra kelios netektys dėl tam tikrų priežasčių, tai viena iš jų tai Edvinas Gertmanas, kaip tik pirmadienį švenčiantis gimtadienį, jisai keičia klubą, pasirašė naują kontraktą ir taip toliau kalbėjo, kad praleis šį langą, tai tikrai pagrindinis Lietuvos rinktinės vartininkas ir man tik įstrigo kito vartininko žodžiai, kuriam teko dėl traumos pakeisti Edviną ankstesnės rungtynėse, tai sakė, ši rinktinė yra Edvino Gertmano rinktinė, tai sakė, niekščiai mes nepretenduojam į tą pirmą vietą, bet kadangi nėra Edvino, durys atviros visiems ir tikrai prisiminkim ir rungtynės Suomijoje, kai Tomas Švetkauskas pakeitė Gertmaną, puikiai sustovėjo ir to pačio lauksim iš jo ir iš kitų vartininkų, to paties. Ir Pijus Širvys, kuris nuolatinis startinės ateities žaidėjas, taip pat jo nėra. Ir galima prisiminti, aišku, Kiprą Kažukolovą, kuris beveik metus praleido dėl sunkios traumos, jau simboliškai išėjo į aikštę žaisdamas Kazachstano klube, bet jis dar nėra taip pasiruošęs ir tikrai neverta rizikuoti jo sveikata, nes po sunkios traumos, dar vienos sunkios traumos. Tai tokios netektys, bet treneriai nuo pat pradžių akcentavo ir buvo pirmadienį susirinkimas komandos ir nekartą paminėjo savo, nesvarbu, ko mes turim, neturim, dabar yra rinktiniai visi stipriausi šiuo metu futbolininkai yra ir treneris, apie tai ne vieną kartą kalbėjom, kad treneriam
tą ir pasakė žaidėjams, sako, nesvarbu, kiek jų metų, Vojtinovičius iš Benficos jaunimo komandos atvažiuoja 19 metų, sako, niekas čia nežiūri į pasą, į gimimo metus, niekas nežiūri, ar tu kaip jums pasakė, sako, iš Gargždų Bangos ar iš Manchester United. Tai yra, jeigu tu nusipelnei žaisti rinktinėje, tu būsi rinktinėje, tu būsi pakviestas, nes treneriai tikrai, kai tenka stebėti sąrašus, tuos išplėstinius, kiek yra žaidėjų, kiek žiūri ir patys matom, kiek ir treneriai lankosi lygos rungtynės ir analizuoja užsienyje žaidžiančius žaidėjus, tai tikrai sąrašas didžiulis ir kiekvienas matomas žaidėjas, kiekvienas įvertinimas ir jei jis to nusipelno, jis yra rinktinėje. Labai smagu, intriguoja netgi, man atrodo, ir po tokių išgyvenimų galvoju, tai yra žaidėjas, kuris po ilgesnės pertraukos, galima sakyti, grįžta į rinktinę, bet klausykis, man atrodo, tiek yra ištroškęs tos normalios futbolo aplinkos, kad jis bus nesulaikomas, man atrodo, kad ir kiek gaus minučių, kad ir kiek gaus žaidybinio laiko. Kalbame apie Arvydą Novikovą, kuris grįžo į rinktinę ir kiek girdėjau iš Edgaro Jankausko spaudos konferencijoje, palieka įspūdį jo tą tokią kovotojo dvasia, norą žaisti futbolą, net tada, kai visos aplinkybės sukrenta taip, kad to futbolo tau neleidžiama žaisti. Aš žinau, kad stebėjau Arvydą top lygos rungtynėse tarp Riterių ir Marijampolės Sūduvos ir stadione buvau ir nemačiau visą tą, ne tik kas rodoma ekrane, bet kas matai visą aikštę ir visus jo judesius ir ten, kur yra kamuolys ir kur nėra kamulio. Tai aš pasakysiu, Arvydas dabar tokiose savo rogėse, kad ten, kadangi didžiulis bardakas su Riteriais vyksta, tai jisai ten, žinok, jisai patarė, paragina, toks žaidžiantysis treneris pasakys. Ir jis tikrai, kaip tu sakai, buvo ten vienas noras grįžti į rinktinės, papildyti rungtynių skaičių, nedaug trūksta iki 100, ten pajokavo visi, kad sako, Arvydai jau po šitų 2 rungtynių. Galbūt liks tas pats 96 rungtynės, niekada negali žinot, bet jisai gali būti reikalingas, žiūrint kokią situaciją aikštėje ir tikrai jo tas mąstymas, intelektas ir tas charakteris, kuris jam kartais neretai sutrukdydavo anksčiau. Dabar tas charakteris jis toks išlikęs, bet jau metai daro savo ir atėjo visi tokį, sakau, man patiko jisai pas rungtynėse, kai jis žaidžiantysis treneris, grinai. Paklausykim Arvydo Novikovo komentarų, kokios jo emocijos sugrįžus į rinktinę, prisijungus prie jo stovyklos. Koks jausmas sugrįžti į rinktinę? Geras jausmas sugrįžti, atrodo, kad ir nebuvau dingęs iš čia. Atmosfera, kaip visada, gera, žaidėjai priėmė gerai, dainuoti nereikės, aišku, bet atsimenu ir paskutinės rungtynės. Dienų neskaičiavau aš, bet nustebau, kad ten virš 500 dienų ten, tai žaidėm finalą prieš Estus. Reikės atsirimašuoti, jeigu su jais papulsim. Treneris sakė, tave pakvietė vėl į rinktinę. Ne dėl to, kad tu esi Arvydas Novikovas, kuris kažkada buvo išrinktas ne vieną kartą geriausių Lietuvos futbolininkų, bet dėl to, kokią sportinę formą dabar demonstruoja. Kiek lėmė tas savo charakteris ir užsispyrimas grįžti į rinktinę? Visi kalba apie mano charakterį, kad jis yra sunkus, kiti sako, kad kaip tik čia yra gerai, kad mano karjerai padėjo, bet aš kaip sakau, kad charakteris irgi daug ką duoda ir aš manau, kad jeigu ne mano charakteris, aš jau būčiau pakabinęs futbolo batelius ir dar žiūrint į tokią situaciją, kokia pas mane yra klube, tai patys suprantat, kad nėra lengva. Bet tikriausiai nežinau, meilė futbolui, noriu žaisti. Pats žinau, aš jaučiu, kad aš dar galiu duoti Lietuvos rinktinei ir savo klubui galiu duoti daug patirties ir gerai žaisti ir mušti įvarčius. Tai svarbiausia, kad aš tai tikiu, o tą tikėjimą, ta prasme, jeigu tu tiki, tai viskas įmanoma. Teko stebėti tave stadione ir toks jausmas atrodo kaip žaidžiantysis treneris, daug patarimų jauniems komandos draugams ir tas toks vaidmuo tau patinka, galbūt pagalvoji ir apie trenerio karjerą, čia jau tolimoje ateityje pakalbėkime. Taip, iš tikrųjų aš tai pakeičiu savo požiūrį į tai. Aš pradėjau iš tikrųjų Riteriuose žaisti ir aš buvau kai kažkas neišeina, mano draugam neišeina, aš būdavau toks irgi ir negatyvumą irgi neždavau ir visi tai žino, bet aš ne iš blogosios pusės ir mano 2 geri draugai pasakė, kad aš, kai pradedu masikuoti rankom aikštėje ir tai labai blogai atrodo iš šono, tai Egidijus Vaitkūnas ir Edvinas Gardainis, tai davė taip velnių, kaip sakant, draugiškai.
Ačiū jiems, aišku, ir aš pagalvojau, aišku, dar treneris prisidėjo apie tai pasakė, tai pakeičiau savo požiūrį ir tai eina į gerą, nes, žinot, kai žaidėjas pradeda burbėti aikštėje ir musikuot rankom, tai ir pačiam žaidimas neišeina. Tai. Na, Lietuvos rinktinė, grįžkim prie Baltijos taurės dabar su latviais. Kaip vertinti Lietuvos rinktinės galimybės ir tas faktas, kad žaidžiam namuose, ar suteikia pranašumo Lietuvos rinktinė? Nu, aš manau, kad bet kokiu atveju mūsų lauks labai sunkios rungtynės ir tikrai jie irgi ruošiasi Latvijai stipriai, kaip ir mes, tai aš manau, kad bus sunkios rungtynės ir mes tenksimės, viską atiduosim. Mūsų pranašumas tikriausiai yra mūsų komanda kaip kumštis, visi už kiekvieną atsiduoda pilnai ir aišku, mūsų fanai sirgaliai ateis, palaikys, tai aš manau, čia kaip 12 žaidėjas. Pirmosios rungtynės su Latvijos komanda, kurią šiek tiek kalbėjom prieš 2 metus, žaidėme Baltijos taurėje, patekom į finalą ir kaip tik patekom į finalą įveikdami latvius. Jų, galima sakyti, aikštėje, Liepojoje, man atrodo, vyko tos rungtynės. Aš puikiai prisimenu puikų Artūro Dolžnikovo įvartį ir Armandas Kučys irgi įmušė įvartį. Iš šių 2 vaikinų tik tai vienas dabar yra rinktinėje. Dolžnikovo vis laukiama, ar ne? Na, jis apsireikš, paskambins. Šį kartą nelaukiama buvo, žinoma, kad nedalyvausias rinktinės stovykloje, savo klube Čekijoje mažai gauna žaisti, tai tas ir sutrukdė būti iškviestam į rinktinę, bet net specialiai pasižiūrėjau tiek startinės sudėtis, tiek kas išėjo į aikštę po keitimo, tada prieš 2 metus Liepojoje, kur žaidėm svečiuose. Bet atmosfera tokia buvo, kad neaišku, kas ten šeimininkai jautėsi, nes tikrai daug lietuvių buvo, prisiminkim, kad ten šiek tiek buvo. Ir eisena buvo, ir konfliktai. Taip, ir eisenės konfliktų buvo, ir toks, tikrai, bet palaikymas buvo superinis, tai toks jausmas, kad, tada Latvijos sporto žurnalistai sakė, jūs žaidžiat namuose, tai dabar labai norisi tikėti, kad taip pat bus ir Kaune, kad dar daugiau žiūrovų prisirinkti, nes tas Baltijos derbis, jis toks yra, patikėkit manim žiūrovų, kiekvieną kartą tiek Lietuvos, tiek Latvijos rinktinė tą patį kalbą, tą patį, gali pralaimėti, kad ir tiem patiem mestam, aišku, nieks nenori jiem pralaimėti, bet gali pralaimėti ten dar kažkam lenkam, bet jau čia, tai čia tikras derbis ir visą laiką užkuliusis vyksta labai daug kalbų, kad čia tuos lietuvius reikia įveikti, nugalėti ir taip toliau. Ir čia Latvija sakė, kiek čia tų žiūrovų susirinks, kad didelis stadionas, ten jų net nesimatys. Tai tikrai visus kviečiam šeštadienį, nes tas palaikymas labai svarbus ir patys futbolininkai ir sako, kai turi palaikymą daugiatūkstantinį stadione, visai kitoks futbolas, visai kitas susivedimas ir taip toliau. Tai pasižiūrėjau, prieš 2 metus, atrodo, 2 metai tik tai kas čia praėjo, bet iš startinės sudėties mes dabar rinktinėje turim tik tai Kučys, Vorobjovas ir Lasickas. Štai rinktinė. Tai kiek pasikeitė, o po keitimo tada išėjo Novikovas, Tutiškinas ir Rupstas. Tai vakarė yra rinktinė. Tai matom, kad kokia yra kaita. Atrodytų nieko nepraėjo, ar ne? Taip, skirtingos rinktinės. Visiškai skirtingos rinktinės, tai tikrai dideli pokyčiai, net sunku lyginti kažką. Kai tada sužaidėm tikrai geros rungtynės, buvo 2-0 ir tokia gan užtikrinta pergalė. Tai dabar vėlgi, nauja diena, nauja istorija ir kalbėjau ir su kolegom iš Latvijos, visi nori save priskirti favoritais ir kiek kalbėsi tiek čia su lietuviais, tiek su Latvijais, toks vienas iš lemiamų faktorių namų sienos, kad Lietuva žaidžia namuose, tai už tai tas žiūrovas, kiekvienas žiūrovas bus labai labai brangus ir labai didelė atspara mūsų rinktiniai. Labai kviečiame nuoširdžiai, tai nuostabi futbolo šventė, tribūnose fanai sukuria, Vyčio tribūna tikrai ypatinga atmosfera, sakyčiau, galbūt net tai yra dabar trankiausia iš apskritai Lietuvos sporto viso fanų palaikymo, ką jie padaro stadione. Ir šiaip oras, vasara atėjo, sveikinu tave sulaukus tos vasaros, pirmasis vasaros savaitgalis, praleisti jį stadione su, tikėkime, pergalę, tai yra tikrai įsimintinas reikalas, bet jūsų palaikymo labai reikės, bilietai, aš mačiau, ten bilietų kainos yra labai labai draugiškos, tai laukiami visi. Tavęs, Tautvydai, noriu paklausti tokio atviro klausimo. Kaip tu galvoji, tas viešoje erdvėje esantis spaudimas treneriui Edgarui Jankauskui padeda ar trukdo? Labai geras klausimas, nes, tas spaudimas yra toks dviejų pusių galiu pažiūrėti. Tas spaudimas, taip, kad yra,
susikoncentruoti, siekti rezultato, bet tas spaudimas kartais būna ir blogas dalykas, nes tu daugiau nieko negalvoji, viskas žudbūt laimėti, nieko daugiau nereikia, tai yra žaidimas, tai yra futbolas ir reikia žaisti mėgaujantis. Tai ir tikrai šiandien buvo nemažai, kreipiamės susirinkime dėmesio ir į tai, kad susirinkam ilgą stovyklą, bet nepamirštam, kad gyvenimas eina ir išeikit, pasivaiščiokit, ilsėkitės, viskas, atėjo treniruotė, visas dėmesys, visa koncentracija treniruotė, atėjo susirinkimas, viskas, pilna koncentracija susirinkimų, bet šiaip tarp tų susirinkimų, tikrai, kad būtų jiems, kad priimti naujokus, jaunimą, bendraut visi, kiek žinau, yra ir tokių tam tikrų aktyvacijų numatyta, kad šiek tiek ir pasukti smegenis apie futbolą, bet ne aikštėje ir taip toliau. Nes supraskit vieną dalyką, kai tu būni užsidaręs savaitę, ar dabar kaip bus 9 dienos, kiekvieną dieną viskas tas pats, viešbutis, treniruotė, pusryčiai, pietus, vakarienė, susirinkimai, daug informacijos pateikiama tiek apie savo žaidimą, tiek apie varžovus. Tai viskas tas atrodo kartais, aš to viešbučio kartais neišlendi, kad treneriai ten net ir vadindavo, kad sako, tam kabinete tu užsidarai, kai kokiam bunkerį pasislėpęs, tai iš tikrųjų... Reikia koncentruotis ir labai norisi laimėti, bet nereikia perspausti, nes kai perspaudai atsiranda tas papildomas toks spaudimas, kuris bereikalingas yra. Reikia eiti į aikštę, žaisti, kovoti ir atiduoti viską ir tada ateis rezultatas. Ir tau prisipažinsiu, nors Latvijos rinktinė ir paskelbė tą sudėtį, jau su ją galima susipažinti. Sakiau, paklausiu tavęs, gal tu daugiau žinai, kas tai, kokio pajėgumo, nes vėl iš spaudos konferencijos, prisimenu, Edgaras Jankauskas minėjo, kad ir Latvijai turi savo netekčių. Tai ką gali pasakyti apie varžovų sudėtį? Galima skirti 3 tokias didelės netektis Latvijos rinktinė. Apie tai ir jų treneris italas nemažai kalbėjo, kad ir kvietė jaunus žaidėjus, kad toks ir paeksperimentuoti galėtų ir taip toliau. Tai Toberso gynėjo žaidžiančio Aberdeenė, kuris škotai nupirko jį už beveik 1 milijoną eurų ir pastaruoju metu perskėjo traumos, jis pagrindinis toks gynėjas ir vienas iš tokių ryškiausių lyderių Latvijos rinktinėje, tai jo nebus. Truks ir tokio kūrybinio saugo Janio Ikaunieko, jaunesnio jo brolio Davio Ikaunieko, kuris dabar žaidžia Kauno Žalgiryje. Tai irgi tokios, kaip ir smegenys aikštės viduryje, toks daugiausia per jį klijuojamas žaidimas. Tai jo nebus ir Uldrikio nebus iš antrosios Vokietijos Bundeslygos, iš Arminijos. Tai tokios 3 netektys, kurios, Latvija sako, kad jos labai gali atsiliepti žaidimui, nes kiekvienas, kaip ir mūsų rinktinė, kiekvieno žaidėjo netektis yra labai svarbi ir atsiliepia žaidimui, taip ir Latvijom. Tokia situacija yra. Žiūrėsim, pas mus irgi tų netekčių yra, tai toks 50 prie 50. Nėra, kad sakytum, kad vieni ar kiti labiau nukraujavę. O rinktinės programa, nes dabar vis dėlto mes kalbam, kai, čia kiek, 24 valandos gal praėjo po Žalgirių derbio, po A lygos rungtynių. Tai kokia programa, ar visi normaliai įsivažiavę jau iškart nuo pirmos treniruotės, ar vyksta dar toksai suvedimas, adaptacija, kad būtų kaip vienas kūnas visi? Čia jau treneris Jankauskas pristatydamas rinktinės sudėtį jau minėjo, kad birželis visą laiką ir kiti žaidėjas sako, yra sunkiausias langas Lietuvos rinktinė, nes labai skiriasi, kada kuris žaidėjas baigė sezoną. Jeigu A lygos dabar pats tas gazas, pats tas įsibėgėjimas, sužaista 16 turų, tai visi dabar kaip tik jau įgavę tą optimalią sportinę formą. Tai tie, kurie žaidžia užsienyje, skirtingai labai. Kai kas baigia sezoną prieš mėnesį, kai kas baigia prieš savaitę, prieš 2, prieš 3. Ir tokių daug yra, bet tikrai jau propaguoja ne 1 metai Lietuvos rinktinė, kad subūrė ir Georgas Freigimas, ir Edgaras Jankauskas subūrė tuos žaidėjus rungtyniaujančius užsienyje, kurie grįžta į Lietuvą anksčiau ir veda treniruotės. Ir tikrai, pavyzdžiui, Modestas Vorobjovas, jisai gal prieš mėnesį baigė sezoną, bet jisai visą laiką treniruojasi, visą laiką yra tonuse. Tai pavyzdžiui, šiandien, pirmanį treniruotė tikrai tokie, kad išlygintas tą savijautą, kurie ką tik žaidė, kad jie turėtų lengvesnę, tokias pirmasias treniruotės, kitus jau įvedinėti ir taip toliau. Gerai, kad dar šitą stovykla tokia ilgesnė ir 5 treniruotės bus per 5 dienas, kiekvieną kartą po 1 treniruotę kiekvieną dieną. Tai jūs bus įvairių, fiziniai formai palaikyti ir aišku taktinių ir taip toliau. Tai 5 tokios pilnavertės, kiek tai galima sakyti, kad jos pilnavertės šiandien tokia pirmanį treniruotės kaip skirtingai žaidėjams bus, o nuo antradienio tai 4 pilnavertės treniruotės, kurios padės įsivažiuoti ir jau pasiektą sportinę formą tokią, kokia būtų kiek įmanoma geresnė rungtynėse.
Pamatysime stadione, ir mūsų ryškiausius futbolininkus. Armandas Kučys, negaliu atsidžiaugti, laukiu ir labai tikiuosi įvarčio. Gvidas Gineitis, Edgaras Sutkus, rungtyniaujantis Saudo Arabijos lygoje, irgi labai įdomu. Bus mūsų, žinai, aš taip galvoju, per grandis, Justas Lasickas, tai turim tokių pamatinių žaidėjų kiekvienoje grandy, galbūt vartininkai ar ne, tokie, kai nėra Gertmos, bet kokiu atveju kažkaip tai tikiuosi, kad viskas bus labai gerai ir iškovosim tą taip reikalingą pergalę, pateksim į finalą. Na, yra, kaip tu minėjai, bet Švetkauskas irgi vienu metu jis buvo, gal porą metų jis buvo pagrindiniu rinktinės vartininku. Tai patirties tos tikrai yra užtektinai. Gynybos grandyje taip irgi turim ir kas džiugina, ir tas pats Artemis Sutiškinas, Kučiu tapo Slovenijos čempionais. Irgi kiekvienas toks trofėjus jis yra labai svarbus. Tapai Slovenijos čempionu, koks tas jausmas iškovoti tokį trofėjų ir kaip pats vertinė savo sezoną Slovenijoje? Tikrai super jausmas, nes čia man pirmą kartą gyvenimą aš tapau čempionu. Ten porą turų, galima sakyti, laimėjau, kai Lenkija promotioną gavom į aukščiausią lygą ir taurės, bet čia vis tiek netokio svarbumo tie trofėjai, kaip tapti šalies čempionu. Tai tikrai super sezonas. Man irgi toliai išėjom į konferencijos lygą, beveik viską žaidžiau, tai man tikrai super sezonas. Vienas iš geriausių sezonų mano karjerai kol kas. Kiek tas sezonas tau davė tobulėjimui? Jaunas, bet vis tiek jau čia toks laikas, kad reikia žaisti, reikia kuo daugiau žaisti. Tas tarptautinės rungtynės duoda vis tiek daugiau pasitikėjimo, tos minutės duoda daug pasitikėjimo, tu žaidži vis tiek su geresniais žaidėjais. Tai ir tas pasitikėjimas irgi auga ir auga su minutėmis, su metais, galima sakyti. Lietuvos rinktinė, su kokiom nuotaikom grįžai į Lietuvos rinktinę? Nuotaikos labai geros, mes žinom, dėl ko čia atvažiavom. Tikrai ta nelaiminga serija yra labai, 16 metų nesam laimėję Baltijos taurės, tai esam motyvuoti labai ir norim pagaliau parsivežti tą taurę į Lietuvą. Pirmas varžovas Latvija. Kas tai per komandą ir ką būtų galima laikyti nors šiokiais tokiais favoritais? Aš nenoriu sakyti apie favoritus, bet aš manau, mes esame geresnė komanda, bet mes turim įrodyti tą aikštėj. Jie tikrai bus agresyvūs, lips ant mūsų, bet mes esam šeimininkai ir mes turim įrodyti tai, kad mes esame geresnė komanda. Na, būtent šeimininkai, kiek lemia tas namų sienų palaikymas ir dabar, kai šitam Darius ir Girėno stadione susirenka daug žiūrovų? Labai daug, dabar vis daugiau žmonių ateina, domisi futbolu, tikrai jaučiasi tas palaikymas, netgi kai yra sunku, vis tiek tie fanai, tas palaikymas, tas jaučiasi tikrai, tai aš tikiu, kad bus kuo daugiau žmonių, kad aišku, mes ir bandysim rezultatais, bet ir tiesiog savo atsidavimu ir gerų žaidimų pritraukti kuo daugiau fanų, kad mus palaikytų. Daug naujokų šį kartą rinktinėje. Kaip priėmėt ir kokios yra tradicijos, kaip krikštas koks nors būna? Yra, aš manau, visa komandos yra, tai kokią dieną tikrai turės sudainuoti. Manau, bus daug dainų, nes aš nežinau, man atrodo 7 ar 8 nauji žaidėjai, tai tikrai priimsim gerai ir lauksim gerų dainų. Dėl Kučio, kaip žinom, buvo tikrai treneriams spaudimas sukilęs didžiulis, buvo gavęs traumą, bet nebūtų Armandas, kuris savo charakterius kažkaip sugeba anksčiau grįžti, negu prognozuoja medikai, tai jisai grįžo anksčiau į aikštę, žaidė ir Slovenijos čempionate ir dabar pasiruošęs, viskas gerai. Tikrai Edgaras Sutkus atrodo, dar mums vis atrodo ta Saudo Arabija egzotiška, bet suprasim, kad ten tokie milijonai, ten jau nežinau, ten į top 5, ko gero, tuoj pateks tą lygą, kokios pavardės ten žaidžia, kokie žaidėjai, tai tikrai tas patirties yra, o Gvidas, tai man atrodo labiausiai stebimas Lietuvos futbolininkas, nes, kai tu su Juventusu žaidi startinės ateityje Torino klube, tai čia yra daug ką pasakantis faktas ir tikrai netgi palyginau šiek tiek ir finansinės vertės Lietuvos ir Latvijos rinktinių, tai dėka Gvido mes lenkiam Latvijos kaip turi, būtent Gvidas nedaug mažiau kainuoja negu visa Latvijos rinktinė, taip tau juokaujant, nes apie 6 milijonų jo vertė, Armandas Kučys tai tokie apie per 2-3 milijonų rašoma, tai Edgaras Sutkus irgi netoli 2 milijonų, tai taip Latvija tokių žvaigždžių neturi, tai tikėsimės, kad tos žvaigždės, mūsų mastų žvaigždės tikrai padarys gražią šventę šeštadienį. Kaip pagalvojau, žinai, per tuos 3 metus, turbūt čia reikia pasidžiaugti ir Edgarui Jankauskui vis tiek rinktinė yra ta
ta scena, kur labiausiai matomi žaidėjai, tai prieš 3 metus tokių žaidėjų verčių nebuvo, dabar jau tikrai įspūdinga ir reikia tikėtis, kad akistata su latviais tik dar labiau padės jiems pasikelti. Ką, futbolas.tv mes pasistengsim su Tautvydu pašnekinti ir Gvidą, ir Edgarą, ir Armandą, ir kitus žaidėjus, tai likite įsijungę, bet šiaip geriausia, kad nueitumėt ir įsigytumėt bilietą į šeštadienio rungtynes, ten pasimatysime ir sieksime pergalės. Iki. Iki.